Rytas suraitytas, esam kely, vėl su savo ištikimuoju ginklanešiu Areno. Tai esam atkely, pagal ženklus galit maždaug matyti, kurią kryptį judam. Tai netrukus parodysiu, kur mes čia gazuojam. Mes jau Klaipėdoj, kaip visada, gražių mašnyčių užesiai. Tai turim šiandien darbą su šitą gražuolę, pas Valdą. Suprogramuosim, nes pasistatęs programuojamas kompas, visą naują motorsportinę pravodkę susidėjo. Yra tų žaislų PDM ir taip toliau. Kregždutė, high-endinė daros. Biškai gal motoriuko reiktų stipresnio, bet su laiku, tai va. Tai kregždėn stendau. Toj kabinam šitos hubus ant rato, jungias Valdas ir pradedam žaidimą. Nebespėjau nufilmuoti, ant galo ten jau skubėjom pasibaigti. Kregždutė jau ant ralo, užkrauta. Turim tą kreivę, nežinau kiek čia matysis kas, bet esmė kokia, kad turim 217 arklių į ratus. Šiaip viskas žiauriai gražu ir kiek čia 285 newtonai į ratus. Viskas gražu. Skaičiai atsisuko tvarkingi, to ir tikėjomės. Iš esmės tokinis motoras, vis tiek jo valdymas tik padarytas, sportinis, viskas ledas, kreiviai ideali, graži. Mums kas svarbiausia buvo, kad jokių duobių nebūtų kreiviai. Ledas, nieks nepavedė, viską sukom tvarkingai, beveik kiek kartų suko, viską išbandė. Tai nieko iš vis nereikėjo koreguoti. Varom atgal į Kauną ir einam toliau darbuotis. Dasibaiginėjom šitą Kem 6. Tai smulkmenas visokios jau lieka, suvedimą dabar daro bičiukai Ringaudų servise, tai jeigu kažkam reikia, tai kreipkitės, tikrai parekomenduosiu. Šiaip lekia, gazuojas, viskas tvarkoj, nuo Aleksoto iki čia atlėkiau, tai viskas ledas, tai dabar dar pasitikslinam suvedimą, kad būtų iš viso tobula ir bus paruošta raketa. Padarė suvedimą jau, viskas ledas, idealiai, vairiukas tiesiai. Dar čia turim klaidas kelias, tai jas pašalinsim, reikia sužiūrėti kažkokią lemputę neveikia, neturim pakojimą, tai dabar čia škurliakoji, nepakoji pasidaręs esu laikinai, kad naujai išdažytų dažnų vietų netrypt. Viskas nice, viskas veikia, konsolėje susidėjęs užrašai dar kur kas yra, o daugiau viskas čikibarė, lekia, gazuojas, stabdo, veikia, smulkmenos užsibaigiam. Dar tiesa, lankų apsaugos turi šitas atvykti, tada endurancinis veidrodėlis užsakytas šitas yra, tai bus gerokai didesnis, kad matytas šone esančios mašinos ir durų tinklas čia dar turi būti apsauginis privalomas. Tai jau tokios smulkmenos laukiam, kol atsiūs iš autodinos ir ją sumontuojam ir bus full prepared sezonui atakuoti šį sezoną 2 valandų ar 4 valandų, kiek ten būna endurance gonkiai. Tai manau, bičiukai labai galės žaviai pasinaginti su jie, nes ne tik atrodo raketa, bet ir iš tikrųjų ir važiuoja labai. Tai iš karto grįžau su šito boliduku iš suvedimo, šoku į kitą gražuolį, dar rimtesnį aparatą, tai parodysiu ir ano ir šito dar trumpą apžvalgą, kaip ten kas pristatysim. O dabar varau, padarė bernai suvedimą šitam, nes raliniam patys daromės be problemų, žiediniam tenka į rastavkės, ratai skirtingai stovi ir taip toliau, tai geriau padaro ant stendo, čia pasidarom patys viskas su liukais, tai po suvedimo varau, protestinsiu, biškį dar prašyla to ir pasižiūrim.
susirinko toks bolidukas, dar visokias smulkmenai Pipsiko čia matau laidai, čia dar nepajungtas šitas valdymas, tai čia žinau, kad valytuvai posūkiai eina, tada pagrindinė konsolė, šita visa interkomas, tai paskelbėjimo įranga, čia visi valdymai, rankinis shifteris liko tie patys, tik dėžė kita, panelė įsidėjo lengvutę, pečius įsidėjo sportinis. Susirinko toks gražuolis, labai daug svorio išsimetė, galima gesinti su šitais mygtukai. Čiurkšt įsijungia, masė, viskas išjungta, tai turim tokį gražuolį surinktą, tai turėtų būti tikrai labai lengvas bolidukas, variklis liko tas pats, 3 litrų, tik užsidėjo tenai truputį prieskonį jam, ant stendų išsukom apie 220 nepilnai arklio į ratus, šiaip, skaičiai labai gražus, nes originaliai šitas motoras apie 220 kažkelis į veleną turi, čia šitiek atsukom į ratus, tai realiai, manau, bus idealu, įsidėjo Samsono kumštinė dėžė, bėgiukai labai mėtos, itin galima greitai junginėti, ypač žemint, labai smagu su kumščiu. Išsidėjo dešas, PDM-as, neliko jokių originalių saugiklinių, visko, elektra irgi pilnai padaryta, tai žodžiu, tikrai labai gražus bolidukas ir atiduodam jau savininkui. Turim, žodžiu, prieš tai važiavom jau su ją, matėt, biškį pasilinksminom, visada būnam išvykę patestuoti mašinas. Naujai surinktas, nemažai pakeitimų. Žiauriai graži kregždutė, išlaižyta iki, uoga viduj, matėt irgi rodžiau prieš tai, kiek daug žaislų prisidėjo, visokių valdymai, čia elektros PDM ir taip toliau, viskas susikabino, žodžiu, ten dešas, panelės lengvos, stiklai spec gaminti. Tai itin lengvi ir pagal formą išlenkti, su remeliais, su viskuo. Labai gražus bolidas. Dabar pasiema į Vilnių, ten nuvaro dar mūsų elektrikas Vilniui. Dabaigė ten porą knopkyčių sujungt, porą fiškučių uždėti, kurių dar trūkom, nebuvo atsiuntę. Ir bus išlaižyta, paruošta ir galės varyti testus. Bus labai įdomu stebėti šitą boliduką, nes žiauriai, tokių visokių uždėjo, tai dar apsiklijuos buferiai. Lempos irgi dėjos pačios lengviausios, kokios yra visur, kiekvienoj smulkmenai išspaudėm iki max. Bernai jau išvarė namo, savaitgalis, tai šitą irgi beveik finišo tiesioji, ten 95% užbaigta jau bolido. Tada iš šitos eilė mano įsipardavimų stoja BMW-kas, gražuolis irgi. Ana jau irgi suvedimą, matėt, padarėm viską, tai irgi pakojus gaunam dar ten porą smulkmenyčių, kur sakiau įdedam. Juda, projektai stipriai prieki, sezonas aišku irgi gan greitai artėja, nusimato bombinis, tai bus stipru, sunku, bet stipru, bet lengvas kelias, ne mūsų kelias, taip kad judam į priekį. Paliekam biškį paskurian, nes atrodo antifrizo lašas buvo kažkur po varikliu. Tai ten ant škivelio prie vandens pompos matos, bet nesimato tiksliai kur. Tai nuvalėm, pašildom, pasižiūrim, matysis gal kažkur. Tai šiaip viskas ledas, čia tas randelis toksai likęs papraeitą kartą, bet smulkmena. Dar tokį įdomų dalyką užmačiau Instagrame. Ride It Out komanda buvo treniruoti, mačiau molėtose ar kur, net nežinau, aikšteliai. Ir žiūriu nuotrauką, ant galo žvirnės padangos. Okei, galvoju. O žvirnių padangų ko, bet mes tai turim belė kiek. Ir tokių, kur nei parduosi, nei išmesi. Ten koks 3% likučio. Bernai sakė, surašė. Šiek tiek padangyčių surašė. Tai tai tokios, kur jau visai atsišerpėtojosios, protektorius nėra, tai jau žvyrė netinkamos mums tokios. Net ir treniruotėm jau tokių nededam, nes iš tikrųjų skiriasi tas sukibimas ir žvyrė nemažai tos rizikos yra, tai net ir testuose negali rizikuoti. Tai stengiamės dėti bent jau tokias kaip minimum 70%. Čia kaip minėjau yra mažiau, tai pasiruošėm 8 padangytės. Turim čia BMW originalių ratų, turiu savo porą motorsportinių šitų Evo Corsų. Susiruošiau. Varaus mašiną į vidų dabar pašildęs ir užmaunu šitos ratus, kitus pakraunu į busą, kraunu ant priekabos ir bus paruošta rytoj lėkti. Uoga. Varėm į Kėdainių trasą, tai toks aerodromas.
Danga tikrai nulievoka čia, bet ten, kur padėliota, seka ten normaliausia vieta, kur bus asfaltas, bet nieko, viskas okei, turim tokių, kaip minėjau, padangų, kitokių truputį. Tai treniruotėm bus ledas, kraunamės pirmoką nuo tralo ir šildom variklį, varom pagazuoti. Šokame mašiną, apsižiūrėjom trasą, biškį prasėjom, tai labai liūdna iš tikrųjų vietom, bet nieko, gal kažkaip pasibandysim, kažkokių pasidėliosim, vis tiek sugalvosim kažką. Tai va tokiu greičiu dyla padangas, įsivaizduoju. Galvojau padangų su atsarga paėmiau, bet pasirodo, kad čia iš tikrųjų keli ranai ir nebėra, tai va dar kolegos pravažiuoja biškį. Šiaip tai, nesąmonė visiškai, man tai apie nieką, čia tiek ruošies, atvažiuoja iki tokio Dainio, netoli nuo Kauno, bet kolegom va nuo Klaipėdos ir kiek čia būsim, nei valandos laiko nebūsim išvažiavę su 8 ar 10 padangų ir viragas, tai toks, bet aišku, nėra iš ko rinktis, yra kaip yra, bet kol kas tai biškį liūdesys. Trefkyta baigta. Užtrukom valandą su biškiu, tai va taip, visos padangos nueina. Čia ir tai jau per daug, nes bernai sako, tik davai, nenušerk tiek, kad išsipūstų vidurys. Kad šitaip nebūtų. Jo, sakau, gerai, pasistengsiu, žinai, tikrai pasistengsiu. Va čia, pavyzdžiui, okei. Čia, kur išsipūtė vidurys, kadangi šonai labai kieti, tai žiauriai sunku bus numontuoti. Bet niek, bernai mane supras. Nelabai. Ir mašina ledas, viskas okei, užsikrovėm ir varom namo. Tikslas buvo bent jau kokį pusdienį čia pasėdėt, o gavos valanda laiko, bet it is what it is, varom toliau, varom darbuotis.